slogos yra, žinai, likę. Nėra čia taip blogai. O klausykit, čia visą tai legalu, ką mes dabar darome? Ne, nu, žinai kaip git. Ta prasme... Viskas, kas neuždrausta, yra leistina. Gerai, kad pičinas atsidėjau. Čia tau bus biškis su tom rankom. Tai ten vidai bus gerai. Dar vieną yra Nu tai Vyti, pasakok. Maskvai. Padarysi, gali kristi ten labai gilu. Tai kad panašu labai. Nebujom lastais. Gali būti nerima į visiškai mažus gylius ir tas nerimas gali būti gana sudėtingas, tarkim, jeigu tai kalbant apie požemį. Pats vandens stulpas, pats gylis gali būti visai nedidelis, tarkim, tai bus kokie 3 metrai, bet iki išėjimo gali būti kilometrais gali skaičiuojamas atstumas būti ir atrodys, nu, nerimas kaip yra nerimtas, negilus, bet jisai labai tolimas. Ko nori? Nu, davai, Vyčka. Berniukų choras laukia. Partizanų žuvimų. Klausyk, viduj biskelė aprasojas stiklas viduj. Bet jisai vandenį man atrodo atšals ir atšals. Ir viskas yra tiksliai. Jisai vandenį, jisai nuo šilumos. Ne viduj. Viduj. Jisai vandenį pranyks. Eikit, aš dar nešu. Kas yra po vandeniu, tai vat ir įdomu, kas ten yra po to vandeniu. Nes jeigu darai kažkokius nerimus pirmas, tai tu nežinai, kas dar ten bus. Tarkim, į požemius arba galų galę tą fortą tyrinėjant, buvo labai mažai žmonių, kas čia bandė nerti. Ir visada įdomu pasižiūrėti tai, apie ką dar niekas nepasakoja, nes nežino, kaip ten yra.
Nu, yra nardyme tam tikros ribos taisyklėmis vadinamos. Jos, aišku, yra gerai, jeigu nenori galvoti ir visą ir saugiai nardyti. Bet jeigu nori kažką pasiekti daugiau negu elementarus rekreacinis nardymas, tai truputį reikia būti kiauru. Ką tai reiškia kiauras? Nu, truputį išeiti iš tokio bendro suvokimo ribų. Gali nusileisti ir pagrabeliuoti ten. Neskaidrut? Tad. Čia eina dar vienas praėjimas gilyn. Yra praėjimas? Jo, bet matomumo jokio. Tai skiaurai siena. Tai žinai kaip padarom? Jisai skiaurai jena. Davai aš palieku tau. Pulė? Galą? Jo. Bet matomumo ten nėra. Nu nėra, bet. Supranti, jeigu tu čia įlysi, labai galimas daiktas išlys senoj pusėj, nes ten turbūt tas ir yra. Galima. Davai pririški kažko nors. Palaikysi. Palaikysi? Jo. Vienas eis ir manai pas. Žinok, Nei. Čia nieko nesimato visiškai. Bet tada ten gali būti visokio velnio. Jeigu kas nors kelią uždaro, tai tu ten jau jo nepastumk ir neiki. Pratau. Kaip jau rankos apsi. Kai trauks mane baubas kartu su juo. Nu dabar tai jau nepamesiu, nebent pats įkriščiau. Bet Tadas tai drąsuolis. Kiškis ant naso. Aš ten jau nelindau. Tada jau tau medalį klijuosim, buvai kambariukė po lafet. Kur dar niekas nebuvo. Jo, čia prašau. Eikit. Ta kambariuką pavadinsim Tado vardu. Tai nėra pavojinga, tai pavojinga visuomenės akimis žiūrint. Nu, tai yra padidinto rizikingumo zona kažkokia, bet tai viskas priklauso nuo to, kas tai daro ir kas vertina. Po vandeniu lankytinų vietų yra pakankamai. Jeigu kalbant apie nuskendusius objektus, Baltijos jūra yra vienas didžiausių laivų kapinynų. Jeigu kalbant apie požemius, Lietuva skurdi požemiais, tai reikia ieškoti kalnotesnėse vietose. Jeigu tai kalba eina apie statinius užsemtus, tai mes gyvenam labai geroje vietoje, tai yra Kaune 11 fortų, 4 iš jų galima rasti galą pakankamai greitai. Matyt, labai sudėtinga yra. Būta pakankamai. Aš dabar galvoju, kaip čia patogiausiai uždarytų. Aš tave ištrauksiu. Palauk, dabar geriau pas neįjūt, neįjūt. Išlipsi? O, dabar čia nesudrūks. Reikia įkišti.
vienas dalykas, ką mes darom po vandeniu, tai mes tyrinėjom tas vietas, kur, bent jau toks tikslas yra ištyrinėti tas vietas, kur nebuvęs žmogus. Antras iš tikslų jau kaip satelitas to pagrindinio yra to, ką mes matom, fiksavimas. Tai šiuo atveju mes filmuojam. Ką mes duodam gamtai, ką mūsų nardymai duoda gamtai, galėčiau pasakyti, jie nieko neduoda. Ir tai turbūt didžiausia ir yra dovana gamtai, kad mes nieko ten nepadarom po to vandeniu. Ką mes jai galim padaryti? Apie tai reikia labai gerai pagalvoti, ką galima daryti, nes visi žmonių bandymai neapgalvoti, daryti kažką gero, kaip jie patys tai suvokia, dažniausiai baigėsi gamtai neypatingai gerai. Kaip žmonės suvokia ekologiją? Jeigu paprasčiausias eilinis statistinis žmogus suvokia ekologiją, kad tai nereikia šiukšlinti, tai yra gerai. Jeigu giliau pakapščius, tai viskas tirpsta tam vandenį, tas vanduo teka į gruntinius vandenius. Tos gruntinius vandenius paskui tą patys per vandentiekį, tie patys žmonės geria tą patį šūvę savo, ką sumetė į, tarkim, va čia. Viskas susiję ir kai žmogus galų gale suvoks, kad viskas žymiai tampriau susiję, negu jis įsivaizduoja, tai jis galbūt daugiau pradės galvoti apie tą vadinamą ekologiją. Gal ir banaliai skamba tas žodis, nes jisai toksai jau pasidaręs kaip ir nuvalkiotas.
Šiaip dauguma žmonių pripratę gyventi vienoj plokštumoje. Jie suvokia, kad yra gatvės, yra parduotuvės, yra namai ir jie labai mažai suvokia, kad tas pasaulis yra trimatis iš tikrųjų. Ir tarkim, mes dabar sėdim kažkur tai po Vilniaus gatvėje 6 metrų gylyje ir tie žmonės, kurie tenai vaikšto, važinėja mašinom, net neįsivaizduoja, kad čia yra atskiras pasaulis, kad yra toks sudėtingas labirintas, kurį galima tyrinėti. Ir jie praranda daug tokio gyvenimo spalvų, nežinodami tokių subtilių dalykų. Daugelis žmonių įsivaizduodami kažkokius įdomesnius dalykus paprastai galvoja apie egzotiškas šalis, o tai, kas čia po pat nosim, nesusivokia pasidomėti. Tai mes gal iškeliam truputį į viešumą tokius dalykus, kaip požeminis Vilnius ir požeminis Kaunas, kas dedasi mūsų ežeruose, kad yra čia įdomių ir požemių visokių, ko eilinio lietuvio paklausus, ar yra Lietuvoje koks nors gamtinis požemis, greičiausiai bus atsakymas neigiamas. Tai mes truputį parodom, kad šita Lietuva nėra jau toks neįdomus bliūdas, kuriame nėra ką žiūrėti. Pats Baltijos dugnas yra neįdomus. Šiaip galbūt kokiem 2 nereivam dar yra ką pasižiūrėti, pradedant smėliu, baigiant akmenukais ir uolom. Bet iš esmės jis labai neįdomus. Visą Baltijos jūros įdomumą sudaro nuskendę laivai. Baltijos jūra didžiausias pasaulio laivų kapinynas, jau taip istoriškai susiklostė. Ir kadangi jinai yra negili, labai lengvai pasiekiama, ne tai, kad lengvai, didžioji dalis lengvai pasiekiama laivų yra žmonėms ir tai yra jau įdomus objektas. Laivai nuskendę ne šiaip savo kaip šiukšlės, jie nuskendę su viskuo, galų gale ir su žmonėm ir su visais jų daiktais. Tai yra tikras dalykas, ne tai, kad kažkoks dirbtinis nuskandintas ir kiekvienas jų turi paslaptis tam tikras labai įdomus nardymas tose laivuose. Palauk, šiandien neįjungta kažką, šitą nusimti.
Paėmsi pats. Taip, lauk, man šauku. Čia išlėks per bortą. Aš tai galiu. Negalėjau šlangos atjungti, tai iš karto Šūdas visiškai. Nieko pačio nesimato. Visiškai nieko. Dar kažkuris iš kolegų blemba įsipina tą prakeiktą vilvę, tas prakeiktus teižus. Visiškai pusę metrų. Ištiesi ranką ir pirštą jau nebematai. Vakar Donelaičio metus Ognytę skaitėm. Ir žinai, ką reiškia naras? Iš germanų kalbos reiškia kvailys. Bet ir netgi kirtis naras, taip ir uždėtas ten, kur reikia. Gal iš to ir atėjo tie narai? Nors naras nuo žodžio nerti turbūt. Greičiau. Ką? Kokios naktis didžiulės ir žalios ir kvepiančios būna. Upė spindi kaip peilį šviesa, nerami ir skaudi. Aš brendu per esas pagal ūžiantį žalią malūną. Į tą naktį, kuri nebesutelpa mano širdį. Ant baltų debesų spinduliai nejudėdami guli. Ir verkiančią tylumą medžiai nuleido šakas. Miško vagys ir moterys žiūri į sunkų mėnulį. Vagys juokias, o moterys verkdamos laužo rankas. Aš brendu per rasas per stiklinį vidurnakčio vyną. Liūdesių vaivorykštė pražįstant mano galvos. Skrenda mano šešėlis į naktį, ugningą ir gryną. Kaip šešėlis žvaigždės, kaip šešėlis žvaigždės, žvaigždės negyvos.